Padengus veidą makiažo pagrindu, aš rekomenduočiau prieš pradedant daryti makiažą šiek tiek pamodeliuoti veidą. Paryškinti skruostų liniją. Tokiu atveju jūs prieš save veidrodį matysit, kaip mes sakom, ne blyną, bet jau bus veidas paruoštas daryti makiažą, ryškinti akis arba lūpas. Veido modeliavimui aš naudoju vieną mėgstamiausių mano produktų, tai yra bronzinė pudra. O jeigu jūs norite, kad jūsų makiažas turėtų lengvą gaivų švytėjimą, aš jums parodysiu vieną triuką. Su mažesniu šepetėliu paimkit lengvą kaip dramblio kaulo spalvos šešėlį. Visą šitą zoną tarp akies ir skruosto šiek tiek lengvai pašvytinkit. Beje, šis triukas yra labai geras, jeigu jūs norite paslėpti smulkes juoko raukšlės aplink akis. Šešėlis jis nėra labai blizgus, turi tokio lengvo natūralaus žvilgesio. Tamsoj ar ten, pavyzdžiui, kokiam klube fotografuojant atspindi šviesą, dėl to kažkokių mažų raukšlyčių, jeigu jų yra aplink akis, jų tiesiog nesimatys. Šiaip lengvai pablizginus veidą oda neatrodys, lyg tai būtų susiriebalavus.